Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Batiriūtė. Šį vakarą bandysime atsakyti į amžiną klausimą, kaip ne tik kalbėti, bet ir susikalbėti. Į šį klausimą šį kartą pažvelgsime per DISC tipologiją. Apie tai pasikalbėsime su pardavimų ir dėrybų treneriu, coachingo specialistu bei DISC tipologijos lektoriumi ir vasaros stovyklų tėvo ir sūnaus ryšys idėjos autoriumi bei organizatoriumi Mindaugu Jasiūnu. Labas, Mindaugai. Labas, Paulina. Temų išvardėjau labai daug, bet šį kartą mus įvesk į temą DISC. Kas apskritai yra tas DISC? Apie ką tai? Kaip tu sakėjai, bandysim išsiaiškinti, aš sakyčiau, nebandysim, o išsiaiškinsim. Tai kas tas DISC? Labai taip trumpai ir paprastai, tai yra viena iš dar sistemų, būdų, kaip žmonės sudėlioti į lentynas. Kaip jiem priskirti vienas arba kitas savybės, kad būtų aišku, kaip su jais susikalbėti, kaip su jais bendrauti ir greičiausiai pirmiausia, kaip juos pažinti, kad susitarti, kad būtų lengviau, aiškiau. Tai tiesiog viena iš tipologijų, o tokių tipologijų arba būdų, bandymų yra daug. Tie patys horoskopai, psichologinių tipų skirstimų yra galybė ir dar kitų sistemų. Tai DISC vienas iš būdų ir kaip aš sakau, kuo jisai mane žavi, kad jis yra paprastas, lengvai perprantamas, įgyvendinamas ir svarbiausia praktiškas. Aš iš karto galiu supratęs vakare eiti, bandyti ir matau, kaip tai veikia. Tuomet ir nerkime į šią sistemą, kaip DISC būtent skirsto žmonės į kokias lentynas ir ką mes turime apie tai žinoti. Jeigu kad suprasti iš karto, paprastai skirsto į 4 lentynas, nors iš tikrųjų yra 15 tipų. Bet tam, kad nesikomplikuoti, o taip labai paprastai pažingsniui suprasti, yra 4 pagrindiniai tipai. Tai dabar galvoju, iš kurio kampo, žinai. Iš pradžių, pagal ką yra paskirstoma į tos 4 dalis? Kas tai yra bendrinė tokia bazė? Yra, jeigu taip mes paimsim Y ir X ašį, arba, kaip aš sakau, tas toksai DISC asmenybių tipologijos žemėlapis, tai yra 2 ašis pagrindinės. Vienoje šį žmonės yra tam tikri labiau į rezultatą orientuoti arba į santykį. Tai nereiškia, kad man rūpi tik rezultatas arba tik santykis, bet tiesiog mes iš esmės, kaip aš sakau, su krauju atsinešam didesnę orientaciją į rezultatą arba didesnę orientaciją į santykį. Kažkur tai. Ir nuo to jau prasideda toksai pirminis skirstimas. Kita šis yra, vieni yra labiau tokie iniciatyvūs, lyderiai, patraukiantis paskui save, turintis daugiau idėjų, o kiti yra daugiau tokie ramesni, atsargesni, stebintis, kartais prisitaikantis. Ir tai paprastai labai mes gaunam tuos 4 pagrindinius asmenybių tipus. Tai jeigu taip paimti labai trumpai kiekvieną, pirmas, tas, kuris orientuotas į rezultatą ir lyderis. Gal jie turi kažkokius pavadinimus, kaip juos pavadinti, kad mes galėtumėm taip suprasti, kad čia tas yra asmenybės tipas ir kuo jis yra ypatingas? Taip, turim. Tai tas, kaip sakiau, tas, kuris orientuotas į rezultatą ir lyderis. Įsivaizduokim, koks tai žmogus. Jis yra greitas, iniciatyvus, veiklus, jam rūpi, kada mes pasieksim, ką pasieksim. Jisai yra labai tiesmukas, jis yra konkretus, jis yra greitai veikiantis ir dažnu atveju būna ir egocentriški. Tai toks labai geras ir tipinis pavyzdys, Trumpas. Visiškai toksai pavyzdinis pavyzdys, aš galėčiau pasakyti, šitokio lyderio. Ir jis turi pavadinimą direktyvus, iš angliško žodžio direct, aš lietuviškai jį vadinu vadovaujantis, nes dažniausiai šitose rolėse mes turim ir matom vadovus. Bet tai nereiškia, kad tai yra taisyklė, kad jeigu direktyvus tipas, tai vadovas, nebūtinai. Aš lygiai taip pat per savo mokymus matau galybę, taip, ten daugiausiai vadovų, bet labai daug matau ir tiesiog paprastų rolių žmonių arba darbę kylančių vadovų. Išgirdau vieną minusą, prie šito jau pliusų suprantu ir egocentriškumas buvo minusas. Noriu steptelti, o kokie yra šito vadovaujančio stilių tokie minusai asmenybiniai? Žinai, ko jam trūksta ir dažnu atveju kartais net visai neturi ir neinstaliuota, tai vienas dalykas empatija.
tai reiškia, kad tas žmogus jam daug sunkiau yra bendradarbiauti su kitais žmonėmis. Iš vienos pusės jisai viduje jaučiasi vienišas, iš kitos pusės jis išoriai labai yra matomas. Ir bendradarbiavimas, pajautimas kitų žmonių, čia yra jo silpnoji pusė. Tai leidžiu savo taip spėti, kad į šitą langelį, kurie yra lyderiai, vadovaujantis, patenka ir visi darboholikai. Tikrai taip. Šitiem žmonėm dažniausia problema, ką jie patiria, perdegimas. Dėl to, kad mes va čia vėl einam, kabinam kitą jų problemą, jiem labai sunku deleguoti. Nes kas moka geriausiai ir žino geriausiai ir kaip tą darbą padaryti, tai aš, direktyvus. O jeigu aš jį mokysiu, perduosiu ir taip toliau, aš sugaišiu tiek laiko, tai greičiau aš pats padarysiu. Ir tada taip po truputį mes einame į perdegimą. Ir suprantu teisingai, kad tai žmonės, kurie turbūt turi daugiausiai energijos apskritai iš tų keturių tipų, taip? Du tipai turi daugiausiai energijos. Tai direktyvus, apie kurį mes dabar kalbam, ir ekspresyvus arba įtakojantis, apie kurį netrukus kalbėsim, sekantis. Tai pas juos tiesiog tas vidinis energijos užtaisas yra natūraliai su krauju daug didesnis ir jie turi iš savęs daug daugiau energijos. Ir jie netelpa savy ir jie turi tą energiją realizuoti. Ir tiesiog taip yra. Čia nieko nepakeisim, nei pridėsim, nei atimsim. O apie kitus du tipus, kuriuos kalbėsim dar vėliau, tai jie yra ramesni dėl to, kad tiesiog vidinis užtaisas jų yra silpnesnis. Aš jau girdžiu konfliktą, čia tuos greitus erzina tie lėti, kurie yra pačioje ir priešingai. Bet dar prieisim, keliaujam. Paulina, tikrai taip. Keliaujam tada prie ekspresyvaus, ar ne? Tai jis yra dabar panašus į vadovaujantį, bet kažkuo skiriasi. Taip. Tai dabar koks jų esminis skirtumas, kad jis irgi yra iniciatyvus, jis irgi yra lyderis, jis irgi yra matomas, bet jo orientacija ne į rezultatą, o į santykį. Ir dabar koks šitoj vietoj skirtumas, kad šitas žmogus yra šiltas, fainas, bendraujantis, komunikuojantis, juokaujantis, dažnu atveju emocionalus, čia kaip taisyklė, emocionalus. Dažnu atveju jo ir gestai yra platesni, didesni, jo rankų yra daugiau, jo veido yra daugiau, juoko daugiau, jisai yra matomas ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tai toks šiltas, fainas, kaip pasakyti, jeigu tai yra, nežinau ar tinkamas pavyzdys, bet jeigu tai yra įmonės vakarėlis, tai šitas žmogus, kaip tu galvoji, ar jisai bus prie stalo, po stalu ar ant stalo? Visur. Bet tikrai ant stalo pastovės ir oi. Taip. Tai čia aš skaičiau knygą apie Richardą Bransoną ir kai jis pradėjo kurti savo verslus, kokie pas jį įmonės vakarėliai buvo, čia gal kai kurias detalės reikėtų ir nutilėti, bet va, čia tipinis ekspresyvus žmogus ir tipinis ekspresyvaus žmogaus elgesys. Tai jis kaip taisyklė yra įtakojančio arba ekspresyvaus. Aš vadinu ekspresyviu tipu. Jų yra tiesiog, tai žmonės, kurių yra daug. Jie turbūt ir kalba daug, ir daug eterio užima, ir turbūt kas klauso ir galvoja, aha, turim ofise, visada atsiranda tas, kur neduok valgyti, duok pakalbėti. Taip. Ir pas jos rankos visada. Nes koks, ta prasme, pas juos mąstymas yra. Man faina. Aš noriu, kad būtų ir tau faina. Taip, pasilinksminkim, padarykim, kad būtų visiems faina. Taip, turi būti tokia šilta, smagi, aišku, saugi aplinka, kur jie tiesiog mėgaujasi gyvenimu. Jų pagrindiniai minusai tuomet galiu atspėti, kad tas toks truputį lengvabūdiškumas, ar ne, vienas iš jų, bet kas iš esmės įvardyjama kaip jų, tokie minusiukai. Pagrindinis greičiausiai minusas dėl to, kad, kaip mes sakėm, jie turi daug energijos, jie turi daug idėjų, jų yra pilna visur. Tai pagrindinis jų minusas yra tas, kad jie nespėja visų savo idėjų įgyvendinti, arba jas pradeda, bet nepabaigia. Ir kitas toksai su tuo labai susijęs minusas, tai yra planavimas ir efektyvumas. Atėjus savaitės ar mėnesio pabaigai, aš suprantu, kad mano planas, kurį aš susidariau, toli gražu nebus pasiektas. Tai čia vienas iš jų tokių pagrindinių minusų.
tada turi padaryti tą darbą kažkas, kas yra dar mums likę apačioje. Prie kurio dabar tipo keliaujam? Keliaujam prie S, steady, arba aš jį lietuviškai vadinu draugišku. Stabilus dar gali būti S, nes visi tipai yra pagal raidės D, I, S ir C bus paskutinis. Tai čia irgi žmogus orientuotas į santykius, bet koks dabar skirtumas nuo ekspresyvaus, kad pas jį mes, kaip kalbėjom, šiek tiek mažiau energijos. Jis yra ramesnis, jis yra draugiškas, jis yra rūpestingas, yra priešingai negu buvo direktyvus, labai empatiškas žmogus, dažniausiai labai empatiški ir komandos žmonės. Va čia ką reikia paminėti ir labai svarbu apie šitos žmonės pasakyti, komandiški. Jie yra lojalūs, vėlgi labai svarbus faktas. Jeigu tai yra darbuotojas, tai jis yra lojalus ir bus lojalus. Jeigu tai yra klientas, jisai yra lojalus ir bus lojalus. Tai moterys ieškokit S tipų vyrų. Tai tuomet duok žymaus žmogaus pavyzdį, kad dar būtų aiškiau, kokio čia reikia ieškoti tipo. S tipas. Ok, jeigu taip tokiu tarptautiniu mastu, gal ne visi žinos, bet yra toksai futbolininkas arba buvo toks futbolininkas Davidas Beckhamas. Man jis yra puikus pavyzdys S tipo. Nes kokios jo vertybės, jis visada sako, šeima, jisai kalba lėtai, čia dar kitas tipsas momentas, galėsim pasikalbėti, kaip atpažinti tuos tipus. Yra keli esminiai momentai, kur galima labai greitai ir labai lengvai atpažinti. Iš lietuvių dainininkė Jurgita Šeduikytė. Aš, kadangi esu bendravęs asmeniškai pažįstu, tai galiu iš karto pasakyti irgi. Rami, lėtai kalbanti, šilta, jaukus žmogus, visiškai S tipo orientuota į santykį, į žmogų ir taip toliau. Minusai tuomet, iš to, ką girdžiu, tai galbūt tai žmonės, kurie neypatingai mėgsta pokyčius ir galbūt organizacijoje tokie, palikim kaip yra ir taip gerai. Taip. Paulina, visiškai teisingai, tai yra žmonės, kurie laikosi komforto zonos, kuriems svarbus saugumas, o saugumas tai yra jūsų kurta komforto zona. Ir bet koks pokytis iš tos komforto zonos, jiem yra stresas. Arba jie turi tai sužinoti iš anksto, susigyventi iš anksto, čia jau apie lūkesčių valdymą tada turėtumėm kalbėti. Tai todėl šitie žmonės yra, kokie jų pagrindiniai minusai, taip. Išėjimas iš komforto zonos jiems yra stresas, tada jie yra tokie labiau abejojantis, labiau atidėliojantis, jiem trūksta tos drąsos ir to ryžto, kurį turi direktyvus, nes mes čia turim priešingą tipą, nes direktyviam trūksta empatijos, kuri turi draugiškas tipas, o direktyviam trūksta kitų dalykų. Tai jam drąsa, ryžtas, to tokio pastumėjimo reikia ir taip, nebijoti iš tos komforto zonos išeiti. Gerai, tuomet ketvirtas mums liko paskutinis. Taip. Paskutinė čia bus priešingas ekspresyviam, ar ne, tipui? Taip. Ir jau čia turbūt visai priešingas. Čia tikrai priešingas ekspresyviam tipui, nes dabar ką mes turim? Mes turim žmogų, kuris orientuotas į rezultatą ir yra sąlyginai ramus, išlaikytas. Ir kuris, čia randam tokį, kaip aš vadinu, analitinį tipą. Jis, dabar galvoju, kaip teisingai apibūdinti, mes randam čia tokį sistemų žmogų, procesų žmogų, randam tikrai savo srities profesionalą, labai tokių techninių pozicijų arba rolių arba specialybių. Tai gali būti ir statybininkas, kuris daro lėtai, gerai, ne tas, kur ten greitai ir primaklevoja, tas, kuris sako, aš kaip savo. Čia mes randam ir gydytojus, ir aš kaip nueinu pas vieną savo stomatologą,
kuris sako, žiūrėk, dabar aš čia paimsiu adatą, dabar dursiu, dabar paglostysiu tau petį. Jie daro labai atsakingai, labai tiksliai ir taip toliau. Randam finansistus, buhalterius, IT ir taip toliau, taip toliau. Mes čia krūvą randam žmonių, kuriuos aš irgi dažnai labai matau, yra intravertai. Bet kokia jų stiprybė yra, kad jie yra savo srities profai, savo srities profesionalai, bet jie veikia lėtai, metodiškai, užtikrintai, tam, kad nepadaryti jokių klaidų. Tam, kad negauti kritikos, nes čia jiem peilis yra. Tai jie tokie lėti, aiškus, taisyklės, susitarimai, procesai, sutartis. Ir perfekcionizmas. Perfekcionizmas, absoliučiai, yra netgi iš tiesų vienas iš 3 analitinio žmogaus tipų, jie dar skirstomi tenais į tokius potipius, yra perfekcionistas. Taip ir yra. Duok dabar dar pavyzdį žmogaus, su kuriuo galėtumėm susijęti būtent šitą tipą. Nu gerai, vienas, jeigu mes galim ir lietuviškai, ir tarptautiniu būdu, čia prie kiekvieno tipo, jokių problemų galim rasti, čia tikrai kiekvieną. Tai jeigu tarptautiniu būdu, požiūriu taip žiūrint, būtų Billas Gatesas, kuris atrodo irgi yra vadovas, irgi pasaulinės įmonės kaip ir akcininkas arba vadas, bet jis yra analitinis. Jisai kalba lėtai, jisai tikrai nepastatytumėm ant tos pačios lentynos kaip Trumpas, nes ir vienas vadovas, ir kitas vadovas, ir vienas lyderis lyg ir kitas. Bet čia jau mes turim analitinį. Jeigu iš lietuviškų apie mūsų ekscelenciją galim pakalbėti, tai jis irgi yra kaip ir vadovaujančiai roliai, bet jis kalba lėtai, jis yra ramus. Ir kaip bebūtų keista, jis yra šiek tiek prisitaikantis. Ir žinant jo prieš tai buvusią rolę, banko analitikas, jisai absoliučiai yra šitoj roliai, analitinis. Išgirdau jau šiek tiek dalykų, kurie gali būti kaip minusai, bet vis išryškini dar kažkokius papildomus. Tai kokie yra minusai būtent jų? Šitų žmonių pagrindinis minusas tam, kad jie labai save riboja, stabdo, bijodami padaryti klaidą. Tam, kad negautų kritikos. Tai jie šiek tiek galėtų būti laisvesni šitoj vietoj. Mindaugai, išgirdau, šitiem žmonėm yra peilis kritika, ar ne? Taip. Kas yra peilis dabar, pavyzdžiui, trumpai ekspresyviam? Ekspresyviam? Nuobodulys? Jam irgi kritika yra peilis, jam būtų didžiausias peilis, jeigu jo nepriema. Ta prasme, jeigu jo nepastebi, jeigu jo nemato, jeigu jo neįvertina. Nes ekspresyviam jo giluminiai poreikiai yra dėmesys ir pripažinimas. Jeigu jisai šitų dalykų negauna, tai jisai nesijaučia savo vietoje. Draugiškam kas tada peilis? Draugiškam peilis... Kai nėra su kuo draugauti? Jo, kai jis nemato komandos, kai nesijaučia komfortiškai komandai, kai jaučiasi šiek tiek išstumtas, jis yra, čia gal taip pasakysiu, tas žmogus, kuris mažiausiai konfliktuoja. Jam peilis yra konfliktai ir agresija. Tai ta prasme, jeigu jisai gauna iš aplinkos agresiją, gauna konfliktus, čia jam irgi vienas iš peilių. O mūsų greituoliam vadovaujantiem, kas peilis, kai nieks nejuda pagal jų tempą? Tu labai arti šaudai ir labai jau šilta, bet net beveik karšta. Jeigu jie jaučia, jog nekontroliuoja situacijos. Prasme, jeigu jie praranda kontrolę, jeigu iš jų atimti kontrolę, tai mes taip tokiu būdu galim suduoti ganėtinai stiprų smūgį vadovaujančiam arba tam direktyviam tipui. Tai kontrolė. Mindaugai, grįžtu prie esminės šitos temos, kurią pradžioje pasakiau, kaip ne tik kalbėti, bet ir susikalbėti. Kokie yra pagrindiniai tipsai, kaip bendrauti, išsakyti informaciją kiekvienam iš šių tipų, kad tas greičiau mes susikalbėtumėm. Nuo kurio pradedam? Nuo vadovaujančio. Greitai, ateit pasakyti greitai. Jo, tai su vadovaujančiu iš tikrųjų labai
labai šalia. Su juo reikia kalbėti be jokių smoltokų, be jokių bla bla bla, tiesiai į esmę. Paulina, dabar tu esi vadovaujantis, aš ateinu su tavim kalbu ir sakau, Paulina, žiūrėk, yra 1, 2, 3 dalykai, kuriuos aš noriu tave aptarti. Ir kai aš ateinu pas tave, ateinu ne su problema, žinai, Paulina, mes turim čia tokią problemą, nežinau ką daryti. Aš ateinu, sakau, turim tokią problemą ir turim tokį sprendimą. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai tu kalbi su direktyviu tipu, tu turi būti irgi jo lygyje. Ta prasme, nenusižeminti, ne aukščiau, bet irgi jo lygyje. Jis yra ganėtinai stipriam energetiniam ir stipriam profesionaliam kompetencijų lygiai ir taip toliau. Tu turi būti lygiai toks pat ekspertas. Tai reiškia, kad pasiruošti su juo iš temos ir lygiai taip pat pasiruošti psichologiškai. Nebijoti paprieštarauti, nebijoti atstovėti savo pozicijos, nes dažnu atveju, ką aš matau, kad žmonės susigūžia, bijo prieš direktyvius, o tai reiškia, kad kita pusė irgi jaučia kraujo kvapą. Tai tada kas bus, direktyvus kaip tie liūtai kartais mėgsta žudyti dėl to, kad alkani, o kartais mėgsta žudyti dėl to, kad iš malonumo. Tu jau atėjai kaip auka, tai ką man su tavim daryti? Taip, pribaigti. Ekspresyviam, kaip bendrauti su juo, tiesiog geriausia vakarėlį aptarti reikalus. Tikrai, neoficialioj, neformalioj aplinkoje visiškai tinka ir tiesiog ko reikia entuziastingai palaikyti jo mintis, idėjas. Paulina, kaip fainai, kad tu sugalvojai šitą interviu ir tokią laidą vedi. Wow, kokį tu dalyką darai. Ta prasme, čia ekspresyvus ir taip, lygiai taip pat reikia bendrauti su ekspresyviu. Tiesiog jį palaikyti jo mintis, jo idėjas. Aišku, yra tam tikri momentai. Ta prasme, kad jeigu mes turim valandą pokalbį, tai su ekspresyviu bendraujant, tu turi kontroliuoti laiką, tu turi kontroliuoti temą, nes jeigu tu nekontroliuoji, reiškia niekas nekontroliuoja. Tai apie smoltoką nereikia galvoti. Ekspresyvus pagalvos. Pas draugišką atėjus tipą? Pas draugišką. Tai kadangi jam svarbu saugumas, jam svarbu komfortas, tai būtent apie to, ta prasme, sudaryti jam tą įspūdį, paklausti, kas jam svarbu, daugiau domėtis jo interesais ir sukurti ramiai per laiką, sukurti tą ryšį. Aš turėjau vienas tokias dėrybas su ekspresyviu tipu ir iš pradžio aš nesupratau, kad tai, su draugišku tipu ir nesupratau, kad tai draugiškas tipas, nes žmogus, su kuriuo dėrėjausi, jisai buvo ganėtinai tokios mano įsivaizdavimu agresyvios išvaizdos ir kūno sudėjimo. Tai aš galvojau, kad tos dėrybos man labai greitai baigsis į vieną pusę, bet po kelių minučių tik aš supratau, kad čia yra draugiškas prieš mane. Aš supratau tiesiog, kad reikia jam duoti išsikalbėti, reikia jam duoti klausti, reikia paklausti, kas dar tau svarbu ir taip toliau, taip toliau. Ir mes turėjom patį geriausią bendradarbiavimą su tuo žmogum. Kokia apgaulinga išvaizda, ar ne? Taip. Ir man labai faina, kai aš pats gaunu pamokas. Ir paskutinysis tipas mūsų yra, man mintyse iš karto ekscelencija. Tai kaip reikėtų bendrauti tada, ateiti iš karto su Excelio lentelėm? Tikrai taip. Čia yra žmogus, kuriam svarbu skaičiai, faktai, pagrindimas ir jokių bla bla bla. Prasme, mes ten turim labai sausai, labai aiškiai, labai konkrečiai bendrauti, rodyti, dėstyti. Iš šito žmogaus mes galim gauti, kaip aš sakau, kartais mums atrodo agresyvių klausimų. Tai, pavyzdžiui, o kodėl jums čia reikalingas toksai biudžetas? Arba kuo jūs čia grindžiat, su kokiais jūs jau čia klientais dirbot, kaip jūs tą pasiekėt ir taip toliau, atrodo. Nesikabinėk. Jo, nesikabinėk, tikrai, mums taip atrodo, bet tiem žmonėms tai yra normalu ir dėl ko jie taip bendrauja ir dėl ko jam taip klausia, nes jis nori, kad aš su tavim dirbdamas nepadaryčiau klaidos. Noriu būti įsitikinęs 100%, kad tu padarysi tai, ką tu žadi. Mindaugai, mes apie tai kalbam, apie distipologiją grinai darbiniam kontekste ir visai pabaigai labai trumpai,
Noriu paklausti, o kaip tau šitos žinios padeda ne tik tai darbe, bet pavyzdžiui ir tavo kitose veiklose, organizuojant stovyklas, tu jas naudoji, šitas žinias? Taip, aš šitas žinias naudoju sąmoningai dirbdamas darbe su klientais. Tos žinios lygiai taip pat tinka šeimoje ir lygiai reiškia taip pat tinka ir stovyklose man bendraujant su tėčiais. Aš matau, ši stovyklų grupė yra daugumoje ekstravertai, ekspresyvūs ar draugiški ir labai faina. Šitą stovyklą aš matau, kad čia yra labai daug intravertų, labai daug analitinių žmonių. Aš suprantu, kad man reikės daugiau energijos juos atrakinti arba su jais įeiti į kontaktą. Ir praeina diena, 2, 3, jie tyli ir 4 dieną jie sako, kaip faina čia. Tuo ir pasibaigia. Bet iš tikrųjų, atpažinus žmogų gali ir prisitaikyti ir žinai, ko gali tikėtis, ar ne? Tikrai taip. Ir lygiai taip pat tai veikia šeimoje, su partneriu, nes galybė dalyvių mano mokymuose sako, aš dabar suprantu savo vyrą, aš dabar suprantu savo moterį. Tai šitie principai, šitie dėsniai veikia bet kuriam bendravime, bet kuriam bendradarbiavime. Ar versle, ar tai yra komanda, ar tai yra klientai, ar tai yra klientų aptarnavimas, ar tai yra pardavimai, ar tai yra dėrybos. Šitie principai, šitas metodas veikia absoliučiai bet kur. Nes visur yra žmonės. Ačiū už pokalbį. Dėkui tau. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Mindaugu spėjome jums papasakoti. Susitikime prie ekranų kitose Ofiso dramų laidose. Iki.